Sveiki, esame No Problem renginių organizatoriai, aš renginių vedėjas ir organizatorius Vytautas. Vitalija, renginių planuotoja, koordinatorė, vedėja ir atlikėja. Ir vedėjas Justas. Okay, po tiek daug titulų atrodo tas vienas pozicija. Nu, vedėjas. Su metais Justai, su metais viskas gerai. Ir šokame į mūsų sekančią temą, tai apie šventės vietų parinkimą ar renginio vietų parinkimą. Tai apie tai ir pasikalbėsime. Nu, ką turit pasakyti? Nu, kas gerai, kas blogai. Kuon jūs, ką turite apie tai? Klausimas galbūt, kokios jums sodybos ar vilos labiausiai jums patinka? Čia dabar jau gal sakyčiau, nekas. Nevardinsim, koks maždaug tipažas, ar ten stalų išdėstymas, ar įėjimas, daug čia dalykų, bet tokių bendrinių. O, čia rimtai. Žinai, pradėkim gal nuo to, ta prasme, ką pirmiau reikėtų užsisakyti. Vedėja su didžėjum, ten su visa įranga, ar pirmiausia išsirinkti sodybą. Ir jau tada ten ieškoti, žinai, kitų paslaugų tiekėjų sodybą, šventės vietą, ten renginio vietą ir taip toliau ir panašiai. Kas turi būti pirmoje eilėje, kam turi paskambinti užsakovas? Aš netgi galėčiau pasakyti, pakomentuoti, daugelis jau būna pasirenka sodybos vietą, ar šventės vietą, sakykime, renginio vietą, ir tada pradeda ieškoti kitų paslaugų tiekėjų, kaip vedėjas, ten fotografai, filmuotojai ir kiti asmenys, tai paslaugų tiekėjai. Tai va, bet kas atsitinka, kai tu pasiemi vietą, nežinai gerai tos vietos, tiesiog matęs lankstinukę, reklamose. Komentarų pasiklausė, žinai. Komentarų kažkas kalbėjo, ne? Aš ten švenčiau, ten buvo gerai. Labai gerai buvo. Nieko neatsimenu. Nieko neatsimenu. Bet ten buvo gerai, mes pusėm šokam, ne? Ir kas atsitinka? Vieta, tarkim, smulkmena, nedidelė, bet per maža vieta. O čia atvažiuoja su įranga, ką reiškia per maža vieta. Tai reiškia daugiau žmonių, tarkim, talpina 60, kėdėm užgrūsta. Čia taupimo sumetimas daroma. Didžiai ten įrangai kitiem dalykam praktiškai irgi vietos nelieka. Mes jau negalim kalbėti apie šokio aikštelės vietą ir negalim net kalbėti šiaip, kad praeiti yra sudėtinga, visiškai praeiti tiek fotografam ar filmuotojam, personalui pačiam praeiti yra sudėtinga. Patiems žmonėms atsistoti ir kažkur praeiti irgi yra sudėtinga. Vat kas atsitinka, kai tu nepasitari su vedėjais. Tai aš tos būčiau pozicijos, kad tu pradžiai turėtum su planuotoja pasikalbėti pačioj pradžiai renkantis ir ieškoti pradžiai pradėti nuo planuotojas ar vedėjo. Jeigu neplanuoja planuotojas, turėti savo šventę, kuri tau suplanuoja šventę visą, ne, tai turėti vedėją, kuris tau duos patarimus. Vis tiek jie yra daug kur buvę, daug ką matė ir daug ką žino, kaip sakant, ir kaip patikrinti netgi moka. Bravo. Tai tu realiai atsakei dabar į klausimą, kurį norėjom išdiskutuoti. Bet šitą vietą... Pasitaiko jo, ir kitokių momentų, kai mes jau atvažiuojam į gatavą vietą, jau pasirinktą ir tada prasideda visi, žodžiu, cirkai ir visi fokusai. Tu tik paminėjai, kad, pavyzdžiui, būna didžėjais, vedėjas, pasistačia vienas dalykas, o kai atvažiuoja fotosenelė, baras. Tada, jeigu dar priklauso nuo oro sąlygų, ar ten koks laikotarpis, žiema, vasara, tai, pavyzdžiui, būna dažniausiai baro sugrūda į kiemą, jie ten gali šalti, kad kokteilius gaminti, o, pavyzdžiui, pačią aparatūrą stato jau pačioje toje vietoje. Tai... Pasiekimės tokios, kad žmonės jaučiasi nekomfortabiliai, viskas sugrūsta, suspausta, fotoveidrodžiai atvažiavę, kiti dalykai, mobilus barai, sakykim taip, ne, ir būna labai blogai, nei žmonėm kažkur praeiti, nei kažkas, tai fotografam irgi tai turi įtakos, nes jie negali normaliai praeiti, užfiksuoti kažkokį momentą ar akimirką. Filmuotojai, mačiau irgi buvo renginys, sakykime taip, ne, vestuvės buvo ir negali netgi pasidėti savo filmavimo įrangos tvarkingai, nes antiek užgrūsta visų, sakykime, kad bijo, kad tiesiog nuvers. Tai okay, blogiausia vieta, kur esat renginį turėję. Aš tai nekomentuosiu tokių vietų blogų. Nevardinam pavadinimų. Nėra blogų vietų. Jo, visos yra nėra tai, kad bloga vieta. Pritaikytos, bet, vieta, kur buvo nepatogiausia dirbti, ta prasme, kaip atrodė ta jūsų darbo vieta, kai buvo tikrai nepatogu. Tiek jums, tiek, pavyzdžiui, kitiems paslaugų tiekėjams. Pradedant, man dažniausiai būna tos sodybos nepatogiai, su didžiai kalbant, kai būna palgi stalai, jie daugiausiai vietos užima. Tada, priklauso, kaip užsako klientai kokią sodybą. Dažniausiai būna tos kaimo turizmo sodybos,
jos nėra blogos, jos tam tikriam renginiam labai atitinka, bet jeigu ten žmogus prisiorganizuoja daugiau pramogų, tada jau netelpa ir tada turi šokti. Ir tada, tarkim, mes kaip su didžiai atvažiuojam, turi platų šviesų pasirinkimų. Tarkim, vietoj ten 4 galvų, tada 2 tenka statyti, nes nebėra kur statyti iš ko. Arba netenka vežtis tam mažą apšvietimą, nes nėra galimybės kaip pastatyti. Ir tada atrodo ir kenčia renginio kokybė, nes negali išsiplėsti savo turimą įrangą. Va, turėjom vieną, va čia įsivaizduok, va čia kolonėlis, kur Vitalija sėdi, tai, o čia jau pirmas žmogus. Auditorija tokia siaura, bet, sakykime, taip, ilgi išėjusi, ne? Ir stalas vienos linijos, kaip čia teisingai net įvardinė, vienos linijos, pailgas, va. Pailgas stalas, taip. Toksai. Ir esmė kokia? Tai kolonėlė kava, priekis jau ten džiauriausi skauda, žinai, o gale ten, normaliai girdi, sakykime taip, ne? O garsas turi komfortiškai visur, kaip sakant, stabiliai tiek priekis, tiek galas, ne? Aš tai sakyčiau, žinai, man asmeniškai dabar, va čia tu turėsi, man asmeniškai blogiausias vietos yra tos, kur yra labai nepatogu susinešti visą įrangą. Aišku, žinai, aš ten tos įrangos nelabai tampau, bet vis tiek, ta prasme, aš labai vertinu savo ten didžėjaus darbą, žinai, ar ten kitų kažkas pliusų, bando bonusų gauti nuo didžėjo, ne? Tai ta prasme, tai ta, kur įrangą tikrai reikia labai toli tampyti, tai yra tikrai žiauriai nepatogu, žinai, į tą užsakovas, neatsižvelgia, žinai, kartais. Tai tas pats, žinai, tiek dėl mūsų, tiek dėl tų pačių svečių, dėl to pačio ten, tarkim, užėjimo, žinai, kur yra laiptų daug, ar ten kažkokių koridorių ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tai ilgas tas aparatūros tampimas, tada, kai yra 2 atskiros salės. Esat tokiose dirbė, žinai, kur, ta prasme, kur svečiai sėdi vienoje salėje, vienoje patalpoje, o šokio aikštelė, ta prasme, kitoje patalpoje. Čia yra žiūrų, ta prasme, kaip galima. Tai galima pajungti tą garsą, sujungti, bet tai tada gaunasi... Tai viskas tvarkoja, bet tai tau, ta prasme, nepatogu tiek tam pačiam vedėjui, lakstyti iš vienos patalpos į kitą, arba, pavyzdžiui, įsiveda vienoje patalpoje, didžėjus jo kitoje patalpoje ir toks tai, žinai, vienas kito nemato. Vos nežinai, tu skambinės, žinai, per FaceTime turėtum skambinti su didžėjumi ir tipo, girdė, aš dabar. Vitalija, tu ir kalbėjai, aš turėsiu atsistoriją, o tokia pačia, apie ką tu kalbi situaciją, reiškia, 2 atskiras patalpos, tai didžėjus ten, kur šokiai turėtų vykti, ne? Vieną kolonėlį išmetėm ten per maždaug 15 metrus, 10 gal atstumas, sakykime, nuo vienos vietos iki kitos, ne? Kur visi švenčia, žmonių skaičius 60, žmonės net išeiti, va ten, kur jau palei sieną, va taip išdėlioti, U forma buvo susėdę palei sieną, tai tu nepaimsi jau to žmogaus iš galo, iš šonės neįmanoma praeiti. Jeigu tu vienas per vidurį atsistoji, tai tu reiškia pusę žmonių, kurie prie sienos atsistoti, kad bandyt, žodžiu, ir per vidurį va toks va per plotį, kad man bent praeiti padaryta tau U formą įsivaizduoti. Tai žodžiu, ir gaunasi vedėjas, didžėjus iš tavęs, net tarsi tu kažkur ten esi, sakykime, net tu ten vedi ir taip sudėtinga, žaidimų daug atkrenta, nes gaunasi prie stalų reikia žaisti, ten bandai kažką gimdyti tas situacijas ir panašiai, bet tai yra labai blogai, labai sudėtinga ir, nėra net apie ką diskutuoti ir renginio kokybė taip apkrenta ir žmonės jaučiasi blogai, nes nekomfortiška, visiškai blogai, nepatogu ir čia mes vienintelė situacija, kas man išgelbėjo, kad važiavam tada aš, Erikas ir Andrius, 3. Tai va ta situacija dar va subėgiojo. Tai va. O jeigu dar be tokio asistavimo pagalbos, tai būtų viskas, visiškai sudėtinga ir čia vietos, skaitau, yra labai blogos. Tai va, dėl to, kad kodėl taip atsitinka, nes, nepasitarė su... Bet nebūtinai, kad bloga vieta. Aš tą, apie kurią tu sodybą kalbėjau, aš esu vedęs. Bet tik tai skirtumas buvo tada, kad mes vedėm vienoje salėje ir ten buvo iki 30 žmonių. Tai mes su Nedu galėjom ten tilpti ir buvo tos vietos šok. Tai iki 30 žmonių. 60. Tai aš kai tu pasakai, kad ten 60 žmonių, jiem viskas, tai čia tada, žinai, aš tai sakau, kad čia Hebra užsakinėja, ta prasme, taupumo sumetimais, žinai, kur ta prasme, dzin. Nebūtinai taupumas. Vitalija, tu čia ir klysti. Nebūtinai taupumas. Nepasitarė su vedėju ar ten planuotas, sakykime, kur yra, ne? O jeigu žmogui tiesiog patinka ta sodyba, jis tiesiog šventė, jam gal cinta kaina, bet jam patinka. Švogeris atidarė ir aš tenai. Nebūtinai, kad giminė šventė, jis buvo tas žmogus, jam tuo laiku patiko ta emocija, kaip viskas vyko ir jisai nenori ten tų kažkokių priešmatinių. Tai jeigu patinka tas sampratas. Tai nėra tai, kad nurašom sodybas, gal esminis dalykas yra, kad jeigu gaunam renginį jau suplanuotą su sodyba, tai reikia
įsiaiškinti tuos dalykus, lokaciją ir kaip ten sudėliojimas yra su ta aparatūra. Ar, pavyzdžiui, mažiau ar daugiau, nes, pavyzdžiui, buvo renginys, dirbam su Eriu, kad norėjom ten plačiai įsiplėsti, negalėjom pasistatyti ten tos aparatūros, tada mažinam to apšvietimo skaičių ir ten aparatūros. Viskas, manau, įmanoma, tik tai reikia susitarti ir susidėlioti. Esmė faktas, kad suprastėja apskritai, ir kitų paslaugų tiekėjų kokybės, jeigu taip žiūrint, čia visiems turi įtakos. Ir jeigu yra sangrūda, tai tam pačiam filmavimui suprastėja, jeigu yra sangrūda, tai kokiam foto... žmonės irgi jaučiasi, kad negali praeiti, elementariai nori nueiti iki tualeto, pradėkime to, ir tau reikia pusę stalo kelti, kad patekti iki tualeto, pusę valandos kova iki tualeto, primityviai skamba, bet, juokingai iš tikrųjų, bet taip, tokios situacijos realiosios yra, iš tų, jeigu sangrūda. Tai jeigu taip kalbant apie pasirinkimą, nuo ko reikėtų pradėti, tai galbūt tiesiog rekomendacija, manau, tokioje pozicijoje, pasitarti su vedėju. Aš tai sakyčiau, šitoje vietoje galėtų būti netgi taip, kad pats klientas, sakytų, aš turiu nusimatęs kelias vietas. Tarkim, jeigu tai nėra konkreti, ne Švogeriaus sodyba, kur aš ten švesiu, man ten žiauriai patinka. Ne, čia viskas visos sodybos gražios. Visos vietos yra tikrai labai geros, unikalios ir viskas yra tvarkoje, ta prasme, visur galima tikrai puikiai praleisti laiką, bet renkantis tolimesnius paslaugų tiekėjus, kaip, ta prasme, mes ar ten pramogos kažkokios, tai tikrai reikia atsižvelgti į žmonių skaičių, bet skambinant, pavyzdžiui, pagrindiniam tiekėjom, tai yra vedėjų, didžėjų, kurie praleis su tavim didesnę laiko dalį toj šventėje, ar ne, kurie tau ir daro tą visą vaibą, sukuria, ar ne, tai gerai būtų jiems skambinant pasakyti, kad mes turim, sakykime, nusimatę ten 1, 2, 3, tokias sodybos. Gal jūs galėtumėt, ta prasme, pasakyti, kaip, ar parekomenduoti, gal turit pastabų kažkokių, apie tas vietas, ir tu jau, įsivertinęs, situaciją visą, jau kaip ir tokį, patarimo duodi. Kad ir smulkmena, tu suplanavai savo, tarkim, suplanavai vestuvinį šokį ir kas gali atsitikti, net vietos nėra, visiškai vietos nėra. Ir ko tada daryti? Tai žmonėm iš karto toks, arba tokia vieta, kaip čia mūsų podcast'o studijos. Klubelis, ne vestuvės. Tai vėl žmogus tada gaunasi neišpildė savo šventės tikslų, tai ko jis ir norėjo. Tai net jam nėra vietos pašokti, o jo, tarkim, konceptas, kad visi tūkstančių šoktų, kaip pavyzdys, ne, tai čia yra niuansai. Aš dar vieną paliesčiau temą susijusi sodybom. Čia nepakalbant apie pačią tą platumą sodybos, apie garso ribojimus. Nes kartais pasitaiko... Ir dabar gal dažnesnė problema yra, kai kupolai atsiranda. Jie kartais to garso viso nesugeria ir jeigu ten yra aplinkui kokios ten žmonės, kur gyvena, tai tas garsas eina pas juos ir tada realiai tu tą garsą gali leisti iki 10 ir tada turi mažinti. Man čia neseniai buvo situacija tokia, sako, suradom sodybą, visą kitą ten ir taip toliau. Ir tokia situacija, gerai, viskas tvarkojau, ten jau kas kaip. Sako, tik tai, mums pradžią nepasakė, bet kai pasirašėm sutartį, pasakė, kad triukšmas iki 10 valandos. Čia gal kur per 2 vietas vedė? Ne, čia kita, čia vasara bus, situacija. Ir žmonės labai norėjo ferverkų, tarkim, šitą vietą, triukšmo, nes, vis tiek, problem, tai yra, renkasi stilių tokį labiau išlaikiškesnį, aktyvesnį, Tai ir tai didžėjus pradėkime, to yra, tai ir didžėjus turės pritildyti garsą ir jokių ferverkų. Ir šito dalyko nepasakė. Kai pasirašė sutartį, sumokė avansą, pasakė. Po sutarties iš karto, pasakyti. Beje, pamiršau. Čia dažnai ir man, Tai irgi visiems visą laiką rekomenduojam pasikalbėti. Aišku, dabar turbūt nuo sodybų gausim heito, labai nesupykit. Viskas gerai yra su tom sodybom, tiesiog reikia susiderinti. Dar buvo toks atvejis, mes su didžiai vedėm kavinį gimtadienį. Tarkim, atskira patalpa mes švenčiam, o kitoj ten valgo žmonės. Tai buvo, kad aš vedu, ateina iš personalo, sako, gal tyliau šnekėti. Nes aš su tą emociją bandau kurti, žmonės kaip ir jau pasikuria, ir tada, kai man pasakė, kad, tyliau, ir tada man nusimušė, kaip vedėjo daros, tuo pačiu ir didžėjus, jisai kažkaip, realiai viskas nusimušė. Jo, jeigu garsas būna tokių tai vietų. Iš esmės, ta prasme, geriau, kad žmonės užsisakinėtų individualiai, kažkokias vietas. Aš dabar iš tavo tos manęs klausia irgi, vieni sako, norim
vat mieste Vilniuje, tarkim, sako, labai gerai padarė ir čia jiem yra didelis pliusas. Sako, žiūrėkit, mes renkasi mūsų komanda, viskas gerai ten ir kokia esmė. Sako, bet pasirinkom pradžią, pradėjom mūsų, mums dabar reikia gal pagelbėsit su vieta, kur vyks šventės vieta. Norim Vilniuje, ne? Mums reikia, kad būtų triukšmas ir visa kita, ne? Nu, vis tiek, visi šoksim, poksim ir taip toliau. Viskas, yra vietos Vilniuje, kur žinau, kur tikrai nėra garso apribojimų. Nuvažiavo, pasižiūrėjo, viskas tvarkoja, viskas garso, jokio apribojimo, ne? O tu jeigu nežinai, įsirinki vietą, nes aš ir pasakiau, pažiūrėkim vietą, kur dėl to triukšmo. O to paskui, kas gali ateiti Vilniuje, jeigu triukšmo? Policija. Apribos tave, gausi geltoną kortelę. Tai va. Padarant apibendrinimą, aš manau, kad nėra blogų sodybų. Ne. Tiesiog yra nesudėlioti dalykai. Kad nebūtų taip, kad o čia dabar mes varom, mes nevarom. Kiekviena sodyba turi tam tikrą paskirtį, kaip sudėlioti tą šventę. Ir su tikslingu planavimu galima viską gyvendinti. Tiesiog pradėti nuo vedėjų ir planuotojų, sakai, jeigu turi planuotą, tai vat nuo to galo pradėti reikėtų, ne nuo atvirkščiai. Bairis, nežinau, čia įrašų, okay. Neįrašų, čia šiaip. Gerai. Skelk, varyk, davai, įdomu. Žodžiu, dirbom vienoj sodyboje, vieną savaitę, ta prasme, šeštadienį dirbom ir kitą šeštadienį vėl turėjom toj pačioj sodyboje renginį ir paklausėm, ar galim palikti aparatūrą, žinai, ta prasme, kad nesivežti jos. Ir sodybos savininkas sako, sako, be problemų, žinai, aišku, ta prasme, tegul jinai stovi, žinai, ir ten su visų plakatu, žinai, ta prasme, su viskuo, viskas sustatyta, žinai, palikta. Ir jisai penktadienį toj sodyboje turėjo gedulingus pietus, žinai. ir gavosi taip, žinai, dabar mes stovi mūsų aparatūra su visų plakatu, žinai, su grupės pavadinimu, viską, žinai, kažkada. Jo, ir apšvietimas įsijungia, ne? Ir tarkim, yra didžiulis tavo. Jo, ir ta prasme susirinkote visi, žinai, ir sako, tas savininkas jau pasakojo, sako, aš taip atsisuku, žinai, tą sceną. Mirt pozityviai, tai mirt pozityviai. O tai įsivaizduok, jeigu dar šviesas į garsą pataika, tai vat kažkas ten padaro garsą ir šviesas junginės. Bet kitko, jeigu prie šito dalyko grįžtant, tai irgi, ta prasme, bet čia jau nežinau, kas čia turėtų būti už tą, žinai, atsakingas ar kaip. Man buvo, pavyzdžiui, tokiu atveju, kur tu atvažiuoji nešiojas aparatūrą, o ten sėdi realiai gedulingi pietus. Tau renginys po kelių valandų, žinai, o jie ten dar, ta prasme, baigia, žinai. Būna ir tokių vietų, kur, pavyzdžiui, vieni švenčia, ne, ir taip pat sako, tai čia jūsų pusė bus, taip pat, kur žmogus švenčia gimtadienį, čia didžėjus, o čia kiti visai, žinai, žmonės, įsivaizduokime dabar, tarsime, nesąmonė, irgi taip negali būti, nes tada viskas susimaišo, tenai kas, kur, kaip, ta prasme, čia. Bet yra tokių vietų, kur siūlo, tai irgi visą laiką sakau žmonėm, pasižiūrėkit, vietas, kad tokių. Tai čia tas pats atvejis, kur pasakiau, kavinį, už sienos valgo žmonės. Čia jau sienas, čia už kolonos, iš vis pas mus buvo. Taip, dvi kolonos ten po pusę metro, taip pat ir čia toliau. Realiai viena salė, jeigu taip paprastai sakant. Jeigu nepaina su tais svečiais, tai nepasanuos. Jo, tai toks vaizdelis buvo ten žiauru. Bet, tarsi, bet mes, turime dėl to ir sakau, rekomenduoti žmonėms padėti, patarti ir tas vedėjas yra žmogus, kuris duoda tuos tokius patarimus, ko išvengti ir ką įvertinti, nes tai, kas atrodo tau bus gerai, iš tos tokios bendros praktikos, mes tik rekomenduojame, mūsų nėra ten pareiga, ten pasako, taip ir padarysime. Rekomenduoti tikrai geras vietas pagal jų situaciją, nes sakau, visos vietos yra unikalios, gražios, fainos, savotiškos, ne, tai kažkam 12 žmonių spirtelė kokia reikalinga, net ten šventė, net klausimas, tada ten mes labai reikalingi. Gal tai buildingų reikalingi, ne? Gal tiesiog, kad didžiais tam. Gal tiesiog, kad didžiais pagrotų, sakykime taip. Tai visą laiką reikia vertinti ir tie mes tokie, kaip vertintojai, išeitų taip. Savo statusą. Kalbėtai, kalbam, bet nieko nedarom. Čia tu nedarai, mes su Vitalija darom, žinok. Okay. Tai susiteminant ir baigiant čia iš tikrųjų temą mūsų, tai Katys, kaip supratote, ne, vedėjas ar ten planuotas, tai vedėjas yra reikalingas patariant ir tai yra pirminis dalykas, ko turėtumėte jūs ieškoti. Jeigu norit surasti vietą, sodybą, kad išpildyti savo šventę, labai visus savo lūkesčiai būtų jūsų išpildyti. Na, o kaip manot jūs? Parapa.